Sveiki visi, su jumis aš Justas ir šiandien mes žaisime trečią kartą Escape from Running Head. Čia, kaip matote, reikia pabėgti nuo šitos baisios galvos ir pasiekti finišą. Tai galite pažiūrėti pirmą ir antrą dalį, nes ten tikrai iš tikrųjų įdomu. Ir mes pratęsime žaisti. Nes mes taip ir neperėm. Čia, kaip aš atsimenu ir galite pažiūrėti pirmą, antrą dalį, yra beprotiškai sunku. Nes arba jūs nukrisit į šitą bedugę, arba jums nužudys tą galvą. Greičiausiai nužudys galvą, žinoma. Bet laimė galim peršūt galvą. Dar čia atsirado nubo galva. Dūmai mane gelbė. Kodėl aš toks greitas? Ir galva. Ir jo, mes daėjome iki 10 lygio, kur čia yra obiai. Ir ant galvos, ir nuo galvos, ant kūno ir ant dūmų. Ir mirti, žinoma, mirti, kodėl ne. Ir jeigu jums patinka šitas video, arba norite tiesiog mane palaikyti, jūs galite paspausti tą mygtuką like. Bei nepamirškite prenumeruoti mano kanalą, jeigu norite nepraleisti naujų video. Arba senų. Ir kaip čia pereiti? Ir kaip man dasigauti kitą checkpointą? Niekaip neišeis. Jeigu tai? O jeigu tai? Vis vien miršta. Kiek galima mirti? Aš net nepaspaudžiau pašokti. Aš dabar toks nubas. Ne? Taip. Neveikia. Aš jau nebesuprantu, aš vis dar žaidžiu tą patį žaidimą, ar man jau perkelė į kažkokį obį. Žinoma, aš visą laiką turiu mirti. Visą laiką turiu negyventi. Aš čia tiesiog nosį paliečiau. Ir kaip man ten patekti? O kaip man ten patekti? O kaip man dar nemirti? Ir kaip man patekti iki finišo? Ir tuo pačiu nemirti. Nes aš esu mirties karalius, nes visą laiką mirštu. Bet
Ir net prisilietęs prie kažkokios galvos miršta. Ir per savo kvailumą mirštu. Arba kosminė klaviatūra neveikia. Arba manęs pasaulis nemyli ir negerbė. Žinoma. 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 Taip. Ir kuo daugiau to. Aš nemiręs. Jo. Miręs. Galim kažkaip paskaityti, prašau. Prašau. Taip. Aš net nepaliečiau. Jeigu locked in. Tas irgi ne variantas. Ne. Neišeis. Jeigu taip. O, nejaugi. Nejaugi. Nejaugi vėl mes kankinsimės. Nuo pat pradžių. Aš nekomentuosiu. Aš nekomentuosiu. Aš dėja nekomentuosiu šito nepaprastai sunku žaidimo. Kodėl iš viso jį dar žaidžia? Dar padarykit kažkokį simuliatorių, kur tave gaudo galva ir tu visą laiką mirši. Tobulą. Ant pačio galo. Viskas eina tik tais blogiau ant pačio galo. Nes man galas. Jau norėjau sakyti, čia jau easy, bet dar kol kas visai ne easy. Aš tiesiog biškį atsipalaiduoju ir jau miršti. Tenka trumpam atsipalaiduoti. Ir kiek aš dar ilgai krisiu. Ne. Ne taip. Už ką jūs man pasakyti? Gerai. Rašykit į komentus, už ką mane taip skriaudžia žaidimas.
Patinke. Кто? Ne. O, ačiū, ačiū. Gal kažkas paspaudė laiką kažkur, nes man tai padėjo. Didelė galva. Veikis tą berną. Veikis. Jau ne mane. Jūs vis vien. Gal ir mane. Nes 11 lygis. Ir dar gavau prizą. Už tai, kad pasiekiau 10 ir užbaigiau 10. Dabar obi, bet aš ant dviračio. Neturėtų būti sunku, nes čia dviratis, jisgi greitas. Pralėksim. 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 Aš tiesiog pravariau. Pravariau ir miriau. Realiai man jau pradeda patikti šitas žaidimas. Dviračiai atsirado. Respekt. Dėkui galės. Ar mane čia galvus vysis? Ne. Kaip aš dar nemirau. Gerai, dabar aš jau miriau. Nėra kuo džiaugtis. Bet yra ant ko pykti. Kodėl aš nepašokau? Kodėl aš nepašokau? Kodėl? O todėl, kad aš pagaliau pasiekiau checkpointą. Aš galvoju. Aišku, aš per greitai važiuoju, bet aš galiu ir pasitikti. Jeigu tu šio Roblox žaidimo kūrėjas, tu dabar žiūri šitą video, padaryk šitą lygį kiek sunkesnį. Kai kur lengvesnė, kur sunkesnė. O kai kur ištrink vieną daiktą. Pavyzdžiui, kodėl reikia padaryti taip, kad būtų velniškai sunku. Ir ką šitas daro? Man į kosmosą išsiųs tik tais magnetinį tą pusę. Bet jeigu aš taip padarysiu, man į tą pusę. Ir mirti. Gal man pavyks? Pavyko.
Nu, gali bent ta platforma bent kažkiek sustoti, bent kažkada ir kažkiek. Palauk. Važiuok. Dabar tai trūksta ir greičio, žinoma. Čia. Važiuoja. Ir checkpointas. Ir gyvenimas. Gyventi. Ne. Aš nedraugausiu. Su jomis galvos. Čia. Tai aš sakiau, kad jeigu šit kūrėjas žiūrės šitą video, tai išdalykim tą galvą arba bent jau padaryk šitą vietą kiek lengvesnė, nes čia neįmanoma. Čia, lietink, čia. Varyk. O. Taip. Taip pat ir nemiršta. Ne. Taip. Dvyliktas lygis! Taip! Pagaliau 12 lygis. Jis man jau atsibodo, bus 11, kuris labai ilgas. Ir ką čia dabar daryti?